Animacijos klaidų ieškojimas Peppa Pig mums beveik tapo darbu visu etatu. Ir šiandien radome tikrai gerų. Pavyzdžiui, serijoje Edmundo Dramblio gimtadienis pastebėjome 2 trumpas, bet juokingas klaidas. Kai ponas Zebra iššoka iš furgono, atidžiai stebėkite jo rankas, nes lagaminas stebuklingai atsiranda jose. Prieš sekundę jis nieko nelaikė. Ir tai dar ne viskas. Kai mama kiaulė išima laišką iš vokelio, jei pažvelgsite į voką, jis akivaizdžiai sumažėja tiesiai prieš jūsų akis. Jis tiesiog pats sumažėjo. Pakalbėkime apie seriją Londonas. Čia ponia Gazelė nuveda klasę į kelionę į Londoną, kur jiems miestą aprodo pati Anglijos karalienė. Kai autobusas laukia, kol laivas praplauks pro tiltą, jei pažvelgsite į autobuso vidų, aiškiai matysite kažkokią instrukcijų lentelę ant sienos. Tačiau kai laivas kerta tiltą ir kamera vėl parodo autobusą, instrukcijų lentelė visiškai dingsta. Ir tai dar ne viskas. Viso šio epizodo metu autobuso viduje yra varpelis, kuris skirtingose scenose vis atsiranda ir dingsta. Vieną akimirką jis yra, kita jau nėra. Epizode Richardas Triušis ateina pažaisti, pačioje pradžioje matome, kaip priekyje pila lietus. Tačiau jei pažvelgsite pro langą, lietaus visai nėra. Fonas visiškai sausas. Tik tada, kai epizodo pavadinimas dingsta iš ekrano, lietus pagaliau pradeda lyti ir už lango. Kaip čia yra? Ar lietus pamiršo laiku pasirodyti? Ir tai nėra vienintelė klaida šiame epizode. Kai Siuzė atvyksta į Pepos namus, jei atidžiai pažiūrėsite į duris, šalia jų yra durų skambutis. Tačiau to paties epizodo įžangoje to durų skambučio visai nebuvo matyti. Kažkas akivaizdžiai jį labai greitai sumontavo. Epizode Senelio Triušio laivų statykla radome klasikinį dingimo triuką. Vienu epizodo momentu aiškiai matome stulpą, ant kurio viršaus yra varpelis. Tačiau kai valtis atsitrenkia į medinį stulpą ir nuskęsta, tiek stulpas, tiek varpelis visiškai dingsta. Nebeliko. Tačiau vos po kelių akimirkų, kai senelis šuo ištraukia valtį iš vandens, stulpas ir varpelis stebuklingai vėl atsiranda toje pačioje vietoje. Serijoje Vakarėlio autobusas Peppa yra pakviesta į katytės Kendis gimtadienį, kuris vyksta 2 aukštų vakarėlio autobuse. Ir iš karto pastebime kažką keisto. Autobuso viduje yra tik viena sėdynių eilė. Visi vaikai atsisėda toje pačioje eilėje ir autobusas pradeda važiuoti. Tačiau kai kamera parodo autobusą iš išorės, sėdėjimo tvarka visiškai pasikeičia. Dabar vaikai sėdi keliose skirtingose eilėse, kaip įprastame autobuse. Viena eilė kažkaip per kelias sekundės virto keliomis. Ir tai dar ne viskas. Kai vaikai atsisėda valgyti, lėkštėje yra 6 sumuštiniai. Danny, Siuzė ir Pedras pasiima po vieną. Taigi turėtų likti 3 sumuštiniai. Tačiau jei pažvelgsite į lėkštę, jų vis dar yra 4. Kažkas gavo papildomą sumuštinį ir niekas to nepastebėjo. Ši klaida šiek tiek skiriasi nuo įprastų klaidų. Serijoje, kurioje Peppa, Džordžas ir tėtis kiaulė dažo Evės kambarį, jei pažvelgsite pro langą, aiškiai matysite saulę danguje. Prasukime į priekį iki to momento, kai jie baigė dažyti ir lauke jau sutemė. Tačiau štai kas keista. Saulė vis dar yra lygiai toje pačioje vietoje, kaip ir anksčiau. Mes visi žinome, kad saulė teka rytuose ir leidžiasi vakaruose. Taigi, jei praėjo laiko ir sutemo, saulė turėjo pajudėti danguje arba visiškai dingti. O dabar kitas pavyzdys iš serijos Lankai yra tikrai juokingas. Kai visi vaikai ima lankus iš krepšio, matome, kaip prie jų prisijungia Zoja Zebra. Bet štai kur problema. Prieš akimirką jos net nebuvo klasėje, jos nebuvo pradžioje. Ir tada staiga ji griebia lanką, tarsi būtų buvusi ten visą laiką. Nebent Zoja išmoko teleportuotis, tai akivaizdi animacijos klaida. Ir tai dar ne viskas. Kai visi pradeda žaisti su savo lankais, Zoja vėl paslaptingai dingsta, tarsi jos ten niekada ir nebuvo. Ji pasirodė vienoje scenoje, paėmė lanką ir išnyko be pėdsako. Pakalbėkime apie seriją Daktarės Žiurkėnės vėžlys. Daktarė Žiurkėnė aplanko vaikus, kad papasakotų apie savo 3 augintinius. Ir toje scenoje aiškiai matome Kendi katę, sėdinčią kartu su kitais vaikais klasėje. Tačiau vėliau serijoje, kai daktarė Žiurkėnė pastebi, kad jos vėžlys užlipo į medį ir iškviečia panelės Triušės gaisrinę, kamera parodo gaisrinę mašiną važiuojančią į įvykio vietą. Ir jei pažvelgsite į automobilį už jos, Kendi katė sėdi viduje. Bet kaip? Juk ką tik matėme ją klasėje. Nėra jokios galimybės, kad ji būtų galėjusi patekti į tą automobilį. Arba Kendi katė juda labai greitai, arba animatoriai visiškai pamiršo, kur jie buvo patalpinę. Serijoje saugumas pirmiausia yra dar keletas gerų pavyzdžių. Kai tėtis kiaulė atidaro saugos vartelius, jei atidžiai stebėsite, varteliai tiesioginė prasme pereina kiaurai per Pepos ir Džordžo veidus, tarsi jie būtų iš oro. O tada, kai Peppa ir Džordžas pradeda pritaikyti namus mažiems vaikams, apvyniodami viską burbulinė plėvele, jie kažkaip sugeba apvynioti ir ant lubų kabančią lempą.
Du maži paršiukai, kurie vos pasiekė virtuvės stalviršį, kažkaip sugebėjo apvynioti burbulinę plėvelę lempą, kabančią virš jų galvų. Tai jau mažiau animacijos klaida, o labiau paslaptis. Viena serija, kurioje gausų klaidų, yra apie muzikos instrumentus. Kai tėtis kiaulė paduoda Pepai būgną, nėra jokios juostos, jokios virvelės, nieko, kas laikytų jį pakabintą. Tačiau kai Pepa pradeda groti, būgnas tiesiog kybo ore, lyg nematoma rankų pora jį laikytų jai. Tada, kai Džordžas pradeda pūsti savo ragą, jei pažiūrėsite už jo, televizorius ir auksinė žuvelė visiškai pradingo. Jie buvo ten prieš akimirką, o dabar ten tik tuščia siena. Ir galiausiai, kai tėtis kiaulė ploja mamai kiauliai, atidžiai stebėkite jo rankas. Jos tiesiog pereina kiaurai jo paties galvą. Šiuo momentu pradedame galvoti, kad tėtis kiaulė gali būti ne visiškai tvirtas. O dabar štai dar viena serija, kurioje klaidų daugiau nei pakankamai. Serijoje apie žaksulį. Kai Pepa siekia savo šaukšto, jos ranka tiesiog pereina kiaurai mamos kiaulės dubenėlį, lyg jo ten visai nebūtų. Tada, kai tėtis kiaulė pila pieną į savo dribsnius, jei pažiūrėsite į ąsotį, pieno lygis visiškai nesumažėja. Jis pila pieną, kuris panašu niekada nesibaigia. Ir jei pažiūrėsite į dribsnių dubenėlį ant stalo, jis iš tikrųjų nestovi ant stalo, o šiek tiek kybo virš jo. Ir galiausiai atkreipkite dėmesį į šaukštą Pepos rankoje, nes po vieno kadro jis visiškai persikelia iš jos rankos ant stalo. Pereikime prie serijos kompostas, pažiūrėkite į paveikslų lentą ant sienos. Serijos pradžioje ji aiškiai kabo virš virtuvės spintelės. Tačiau po kelių akimirkų, kai Pepa prieina prie šiukšliadėžės, ta pati paveikslų lenta persikelia per visą virtuvę ir dabar kabo virš šiukšliadėžės. Ir kalbant apie šiukšliadėžę, kai ją pirmą kartą pamatome, dangtis yra visiškai uždarytas. Tačiau kai Pepa prieina išmesti kažką, dangtis atsidaro pats savaime, dar prieš ją jį paliečiant. Arba Pepos namai yra apsėsti, arba ta šiukšliadėžė turi judesio jutiklius iš ateities. Ir keisčiausia dalis dar tik laukia. Kai mama kiaulė pradeda rodyti Pepai skirtingas šiukšliadėžės, jos yra pastatytos tiesiai šalia šaldytuvo. Tačiau vos keliose ankstesnėse scenose šaldytuvas buvo prispaustas prie sienos ir šalia jo visiškai nebuvo vietos. Atrodo, kad Pepos namų virtuvė persitvarko tarp scenų. O dabar greitas, bet tikrai keistas momentas iš serijos Žvaigždės. Kai kiaulių šeima atvyksta į senelio kiaulio namus, tėtis kiaulė aiškiai vilki žieminius drabužius. Tačiau kai jis užlipa į palėpę, jis staiga vilki savo įprastus kasdienius drabužius. Galbūt pagalvotumėte, kad jis tiesiog nusivilko žieminius drabužius prieš lipdamas aukštyn. Bet ne, nes vos po sekundės jis vėl vilki žieminius drabužius. Kažkaip jis persirengė 2 kartus per kelias sekundės, niekam to nepastebėjus. O dabar paskutinis pavyzdys. Pažvelkime į seriją Kūno kultūros pamoka. Kai senelis triušis instruktuoja vaikus, atkreipkite dėmesį į Candy katės ir Emilijos drambliukės pozicijas. Kaip matome, Candy katė yra tolimesnėje pusėje, o Emilija arčiau. Tačiau klaida ta, kad jau kitoje scenoje jų vietos pasikeičia. Per kelis kadrus jos tiesiog apsikeitė vietomis. O šioje scenoje, jei pažvelgsime į foną, matysime kabančias virves. Tačiau vos po kelių kadrų visos tos virvės dingsta. Ir galiausiai, kai senelis triušis liepia vaikams siūbuoti kaip želė, jei pažvelgsime į Siuzę, jos rankos nėra. Ir tai yra viskas, ką šį kartą radome. Bet pažinodami Pepą Kiaulaitę, tikriausiai dar šimtai klaidų slepiasi visiems matomoje vietoje. Parašykite komentaruose, kuri klaida jūs nustebino labiausiai. Ir kaip visada, pasimatysime kitame vaizdo įraše.